Sveiki atvykę į Neapolį ir vėl. 16 aukštą už 10 centų. Štai toks vaizdelis iš 16 aukštų. Gavom po 1 eurą. Daug futbolo fanų. Lipam. Sveiki atvykę į Neapolį ir vėl. Pagaliau galime įkvėpti šilto oro. Tik išėjome iš oro uosto. Negalvokit, kad čia taip šalta, kad aš su džemperiu, tiesiog dar nebuvo laiko. Dar nespėjom, tik išėjom. Aišku, vėl eisim į Alibusą, susimokėsim po 5 eurų žmogui. Neapolį jau ne pirmą kartą, kelintą, antrą. Gal ir 3 ir 4. Žodžiu, pasižiūrėsim. Lietuvai palikom blogus orus, kaip matėt. Lyjančius, šaltus. Čia turėtų būti kokie 20–25 laipsniai, šilta, gera. Ir važiuosim su autobusu tiesiai iki viešbučio, pasidedam daiktus ir pradėsim savo ekskursiją. Neapolį būsim tik vieną dieną, tai šitas video ir bus tik apie Neapolį. Net keista, kad tuščias autobusas visai neužkrautas. Paskutinį kartą, kai važiavom, tai grūdamės ir antru, man atrodo, aš važiavau. Antroju dar nebuvo kaip atsisėsti, ten lagaminus mėti. Pušom grūdamės, čia labai lengvai. O dabar šiaip yra tas nemalonusis laikotarpis, kai su visais lagaminais, vežimais, tašėm. Reikia pasiekti viešbutį, bet jau greitai. Greitai tiesiai į viešbutį užšokam, pasidedam daiktus, pasiėmėm turbūt labai fainą viešbutuką. Su gražiu vaizdu. Taip. Šiaip Neapolį, kai ne pirmą kartą esam, prieš 3 metus buvom, tai labai irgi fainą turėjom viešbutį. Pigiausi variantai būna prie stoties, bet labai gražus vaizdas buvo. Tai šį kartą galvojom tą patį pasiimti viešbutį, bet ten kažkas tai gavosi, kad jie neturi tiek žmonių kambarių. Tai mes buvom rezervavę 2 su kūdikiu, po to pirkom atskirai dar vyresniai bilietą, tai gavosi, kad jie tiesiog atsisakė priimti. Tai mes atšaukėm ir pasiėmėm dar geresnį. Tik tas buvo biškai pigesnis. Vaizdas turėtų būti į Vezuvijų, bet neaišku, ką gausim. Neišduok. Pagal balkoną šitą dar priklauso. O su skrydžiu tai buvo labai įdomus dalykas, kad kažkodėl netyčia per klaidą įrašėm Gretos Mergaudinę pavardę. Ir labai nustebo, sako, kas čia buvo. Tai sako, 160 eurų gali jums kainuoti. Nebent turėsite santuokos liudijimą. Aš kaip tik buvau pasisaugojęs kopiją. Aš nežinau, namuose, kur toks dalykas yra gerai, kad vyras viską laiko savo telefonę. Jo, tai viską labai lengvai išsprendė, nemokamai labai Raineiras puikiai aptarnavo šį kartą. Tik pliusai. Ir gavom gale. Labai daug vietos buvo paskutinėj eilėj. O Alibusas kainavo 10 eurų. Tai nežinau, arba vaikų neskaičiavo, arba nepamatė, arba tiesiog kažkodėl įvertino mus 2 asmenim. Tai labai gerai. Viskas atvežė. Alibusas labai greitai šiandien susisukom. Žmonių prisidaugina biškai, bet ne tragiškai. O ten, kur parašyta Kimbo, tai bus mūsų viešbutukas. Pačiam viršui praktiškai. Arba pačiam, arba praktiškai. Balandžių truputį padavė pakeliui link viešbučio. Nebloga minė čia. Viens per kitą lipa. Baisokai iš tikrųjų atrodo. 16 aukštą už 10 centų, kurios davė nemokamai. Kylam, taip tilpam.
labai gera instrukcija yra surasti viešbutį, viskas. Nu, čia Ir tada mes negalime mūsų neįleidamas, tai nežinau. Jo, viskas labai aiškiai paaiškinta su video, su nuotraukom, su namų, visokiais aprašymais. Super. Radom. Patekom jau į savo apartamentus. Tokį mini turą padarysim. Šiaip labai tvarkingas. Viskas naujai padaryta, kas netrodė iš namų. Čia ne vienas toks yra kotedžiukas. Patalynės, virtuvėlė, viena didelė dvigulė lova. Mažytis, bet labai fain. Kita didelė dvigulė lova. Su bariuku. Čia kokteilis darysim. Vienas dalykas keistas, kad turbūt dėl vienos nakties teko daugiausia visokių popierių supildyti, siųsti ir reikėjo ir pasų nuotraukas, ir selfie siųsti, ir visokius adresus, vardus, pavardės, vos ne gimimo datas rašyti. Tai supildėm viską, bet kainikė nakčiai 118 eurų. Buvo šiek tiek pigesnis, labai panašus, tik tai gal šiek tiek mažesnis. Na ir čia praktiškai visą kainą lėmė. 1, 2, 3. Štai toks vaizdelis iš 16 aukšto. Įspūdingas, net silpna darosi žiūrėti į apačią gyvai. Vezuvijus matosi, Garibaldžio stotis matosi, ten naujasis kvartalas. Nu ir toks šabakštiniukas. Bet žiauriai aukštai, net kojas dreba. Tai va, čia pavakarosim. Pirmą naktį pasidarėm tokią, kadangi kaip visada skubėjimas, bėgimas, tai norėsim vakare ramiai savo pailsėti, pasidėti su šito vaizdeliu. Dieną pafilmuojam, kad matytųsi dienos vaizdas, po to grįšim ir vakare. Nu ir va, kol kas vietelė tikrai rekomenduotina. Jeigu žiūrėt mūsų praeitus video, tai mes buvom kažkur tenais arčiau Vezuvijaus šiek tiek gavę. Su visai neblogu vaizdu taip pat, su stoties stogais. Nu ir va, patirnėsim, ką kiekvienas ten veikia, daro. Pasidedam lagaminus ir einam į miestą, pro parduotuvės, pro kažkokius nematytus lankytinus objektus. Gal kokį matytą aplankysim, pažiūrėsim, kur nuves kelias. Keliaujam per tokį grindinį, tik išėjom, iškart prie pat mūsų gatvę, kuris svarbiausia greitai. Reikia, kad nuotaika nesusigadintų ir rastų porą rūbų apsipirkti. Jo, aš sakiau, geriau iš pat pradžių, nes jeigu į vakarą tai aptrūkt nebedirbs, tai jau, kad nereiktų susiraukus į vaikščią. Ir be to, kavinės dabar šiuo metu dar nedirba, nes yra 3 valandas, jie siestai miega, saldžiai. Prasidės tik nuo 6-7, man atrodo, nuo 7 mūsų planuojama kavinė. Tai tiesiog einam lengvu žingsniu palei Umberto gatvę, man atrodo, ne? Karaliaus gatvę. Mieste dominuoja mėlyna spalva, nes vakar Neapolio komanda laimėjo kažkokias svarbias varžybas. Tai visur ant. Kas 5 žmogus pardavinėja maikes mėlynas ir visi vaikšto.
Visur po 10 eurų tas maikės. Jau praktiškai nebetelpa į vežimą maišai. Čia kaltininkė. Sako, užteks jau viskas. Dar laukia kiti miestai, gal dar kažką ras. Einam pasidėsim daiktus ir jau eisim patyrinėti pačią miestą. Čia tokia pradžia, kol nieks nedirba, tai pasišopinti. Neapolyje nieko naujo, kaip visada, šiukšlynas. Visi dėžės visokias šiukšlės meta. Apie rūšiavimą turbūt nieks čia negirdėjo. Žodžiu, puikus kelias link mūsų prabangaus dideliame aukšte viešbučio. Tiesiai įstoti į metro. Pasidarysim atrakciją dar iki gražiųjų stotelių, nes čia verta yra prasivažiuoti su metro dar ir va vyresnė nėra su metro važiavus, tai irgi bus įdomu. Kas čia per vyras tą vežimą stumia? Stojame į eilę. Ai, čia tik tai lipdukai. Senas bajeriukas. Kažkada jau taip darė. Gerai, artėjom link metro. Ką dabar labiausiai norėtum? Aperolį. Aš ir Vienareikšmiškai. net negalvojau apie kitą atsakymą. Reikia naudotis Neapolio kainom. Nes vėliau, tuose labiau lankytinose miesteliuose, tai bus brangiau. Išlipam iš metro tiesiai į kavinukę. Viena gražiausių Toledo stotelių. You know, I click on your Su vežimu su metro nėra taip jau ir patogu. Aš ir be vežimo pavargu ryt laiptai. Daug laiptų, kai kur eskalatoriai neveikia. Teko panešti. O Neapolis, kaip visada, ūžia. Žmonių milijonai. Visur futbolo atributika. Mes tiesių taikymų ieškom, kur prisėsti, atsigerti, užkasti. Ar patiko metro? Geras. Ar patiko metro? Ne visiems patiko. Einam ieškoti pavalgyti. Nieks neaišku, kas parašyta. Napoli. Ir čia dabar artėjom prie Aperolių gatvės, kur daug kavinukių. Kažkada teko jau būti. Būdavo Aperolis net ir po 1 eurą tuose mažuose indelis. Normalus turėtų būti irgi ne per brangiausiai. 3,5. Reikia eiti ten, kur daug žmonių, ten, kur nei vieno nėra, tai blogai. Kaip visada, nelaužom tradicijų. Apsipirkom akiniais. Taip pat ir Izabeliai. Izabelė nenori rodyti. Nori, jau dedasi, jau viskas. Nu, dėk akinukas, pasakysim, ai. Kaip tavo sėklėlį, kad įvertum. Ai. Visi kažką nusipirko išskyrus mane. Nieko, dar laiko yra. Sako, jau geriau. Aišku, Aperolis ne alkoholinis. Baigit juoktis. Nepagalvok,
taip pat kaip Coca-Cola. Irgi iš taurės geria. Maisto update'as, prie bulvytės, jūros gerybės, kas iš jų liko. Ir dar buvo meatballs, irgi kas iš jų liko. Šiaip nėra baisiai pigu. Aperolė po 7, tarkim, kola 3. Bet nepamirškim, kad čia radom per fiestą. Ja, bet mes, kadangi vėl klaidą darom, po kelionės labai išalkę ir ištroškę, tiesiog sėdam praktiškai pirmą vietą ir viskas. Šiaip skanu viskas. Dėl skonio tai pretenzijų neturiu. Šiek tiek kainos tokios galėtų būti mažesnės, nes esam visai netoli gėrę aperolį už 5 tikrai. O dar netoliau už 3 net, už 4 eurus. Nebent jau dabar pabrango viskas, tai patikrinsim po to. Pavalgėm nepigiai, bet va, panašu atėjom jau prie pigiųjų aperolių. Nežinau kaip girdisi, bet gavom po 1 eurą. Čia parašyta po 1, čia parašyta po 2,50. Čia turbūt brangiau pilsto, o ten pigiau. Tai kam aktualu, galite ateiti. Daug futbolo fanų. Vaibelis neblogas, o čionais yra brangiau šitam. Baigiam aperolių ekskursiją. Dabar Šventos Marijos bažnyčia. Pakeliu į mūsų tikslą. O mūsų tikslas šiandien pasivažinėti funikulierium ant aukšto kalno su gražiais vaizdais į visą Neapolį. Pamatysim, ar pavyks mums tą padaryti, ar nelabai. Liktai dirba. Visai netoli pėsčiom nuo Toledo gatvės, tai einam. Gražus laiptai su Italijos vėliava. Aišku, kaip be futbolo atributikos. Lipam. Tik tai, kad pompą tai labiau aš turbūt pagausiu nei Šarūnas. Avarija. Jūs nebejuokaukit. Omaga, bet mapsai taip rodo. Čia pusiaukelį galime prisėsti, padaryti reikalus. Iš karto kelnes pasidžiauti ir lipti toliau. O jau permašymai prasidės. Kaip sakant, palipėjom. Labai. Dar palipėkim. Bet tu geriau pasitikrink, ar tikrai čia nuėjom. Nu, lyg ir čia. Bet jau biški panoramos matosi, Vezuvijus. Aišku, per mūsų viešbučio langą geriau matosi. Bet vis tiek lipam biški dar. Su vežimu šitą nekartokit. Tai kiek čia buvo laiptų? 182. Ar tikrai tau su Matėjoka gerai sekasi? Kažkas net skaičiavo laiptus lipdamas. Bet biški vaizdelio atsiveria. Jo. Šiaip tai įdomesnių tokių. Čia tvara neįdomu, bet va tenais tvara pasibaigs. Atgal, aišku, mes nebelipsim jau tų laiptų, važiuosim su metro arba kažkaip kitaip. Bet į priekį, sakėm, pasistengėm. Labiausiai tai pavargai Izabelė, nes tiek daug nuėjo. Va. Tai jau tikrai. Realiai, jeigu gyventi tam pastate virštiniam aukšte,
tai jisai yra aukščiau už mus. Pasigeresnis vaizdas. Tikslas kaip ir pasiektas, bandysim važiuoti. Bilietai kaip metro po €50 mes perkam 2, nežinau kiek čia jau reikia pirkti. Bet šitam aparatą nusiperki, čia praeini ir važiuoji. Šiaip tai įdomu, nes, pavyzdžiui, bet Kamilė 8 metai ar mokamai ar ne, aš manau, kad jo. Nes 8 Gali būti mokama, bet aš neradau kaip pirkti vaiko bilietą. Gali tik tokį arba ten kažkokį jau dienos, savaitės ar kažkokį. Bandom, kaip bus taip. Kažkoks toks funikulierius. Nežinau, ten bilietą nuskanuoja ir sukasi tas, kiek nori kartą eiti. Tai čia atvažiuos. Laukiam, bet žmonės atvažiavo iš. Kylam, labai tyliai. Tokį funikulieriam dar nedėkau. Kalno autobusas. Kalno traukinys. Kaina ta pati kaip metro, tai visai įdomi pramoga. Pasivažiuoti su daiktu. Gal puikiai sėsim į metro ir važiuosim vienu be jokių persėdimų. Už tą patį. Tavo draugas? Rado draugai. Pamajok berniukui. Kažkaip nejaukiai tyliai važiuoja. Sustoja vidury kelio, pastovėjo, toliau juda. Panašu, kad mūsų tikslas kaip ir pasiektas. Vadinasi City View. Miesto panorama. Tas, kas turi šitą terasą, visai laimingas žmogus. Į visą Neapolį atsiveria vaizdelis. Šiek tiek aukščiau negu mūsų viešbutis, bet ir ten neblogai. O šalia dar aukščiau yra tvirtovė 14 amžiaus. Žvaigždės formos. Kažkada buvo gynybinė tvirtovė, religinis centras. Dar neaišku, ko buvo. Tokie va vietelė. Šalia galima tiesiog nusileisti laiptukais. Rašo 414 laiptukų iki pat apačios. Jau šitą mes nebandysim, nebent kada nors be vežimo. Su vežimo ne pats malonumas yra laiptukais lipti, nei leistis, nei lipti. Na va, pabaigiam pilių ekskursijas, gražias panoramas. Ieškosim parduotuvės, kad Dabar nors skanus. pirmiausia iki metro, rodo pusvalandis kelio į parduotuvę ir į viešbutį ilsėtis. Tikrai pavargom, stipriai. Keliaujam. Pas mus buitekas, virs dešrelės, puodas, galimai verda. Ir mano lova. Ir nauja lova, kurios dar nebuvo. Paprašėm, kad atneštų, tai tiesiog. Ir kai grįžom, ji nori būti tik lovai, niekur kitur. Šios mėgstamiausia vieta yra. Jin į atostogas mėgsta važiuoti, nes būna tokia lavytė. Iškėlus pakeist pampersą reikia, įdėjus tyla. Mums labai gerai. Mes irgi džiaugiamės. Ir vakarinis vaizdelis pas mus toksai. Šiek tiek vėjas pakilo, tai jau dabar nebėra jau toks malonumas čia būti. Bet labai gražu. Vaizdas nepasikeitė. Ir ką, mes einam ilsėtis ir būti savo buitekę, o rytoj pradėsim naują video. Pamatysit įdomių vaizdų. Turėsim automobilį. Tai nemažai važinėsim. O kur važiuosim, galite pabandyti atspėti komentaruose. Gal kažkam pavyks. Kol kas nesakom. Bet turėtų būti įdomu. Ten dar nebuvom. Tai ką, iki.
Automobilis rastas, gavom MG, sakė brand new.